Tai labas rytas visiems, kas žiūrės mūsų skanių pokalbių laidą šį sekmadienį. Ir šiandieną sveikinuosi aš su Ilona Dargienė, Labą rytą. kuri sutiko su manim pabendrauti. Ir mes bendrausime galbūt šias 2 ar 3 savaitės ateinančias taip tikslingai apie vieną renginį, kurį darysim balandžio 25, 6, 7 dienomis. Jisai apims 3 visas dienas apie sąmoningą buvimą, apie sąmoningą prisilietimą gyvenime, apie moterį, apie moters šeimą, apie jo širdį, apie misiją, prasmę ir taip toliau. Taigi renginių bus labai labai daug ir mes pradėsime balandžio 25 dieną viešojoje bibliotekoje Mažeikiuose. 5 valandą bus atidarymas, pristatysime naują tokį spektaklį, galbūt pasakyčiau ne spektaklį, bet vaidinimą be vaidinimo. Tai yra Nuoga tiesa. O tada pas mus svečiuose bus Simona Amplian, kuri pasidalins apie mamos ryšį su vaiku, apie mamos energiją, apie moterišką energiją. Tad labai labai kviečiu registruotis ir mes pradėsime šį renginį tokiu atidarymu. Tada šeštadienį, 26 dieną, pas mane sutiko dalyvauti ir Ilona su savo mandalų terapija. Ir šiandieną aš noriu pakalbinti ją apie ką tai yra. Nes norintis būtų labai pagirtina ir sveikintina, kad užsiregistruotų, nes iš tikrųjų į kiekvieną šitą praktiką rinksis tam tikras žmonių skaičius, nes mes kaip ir netalpinam labai daug, tad kviečiu tikrai registruotis, jeigu sudomins mūsų pasakojimas, kreipkitės pas Iloną, į kažkokį messengerį, rašykite jai žinutes, jinai tikrai atlieps, užregistruos jūs ir su jumis betarpiškai bendraus tas 1 valandą. Ten yra nuo 2 valandos, sakei, 14 valandą jo, kažkur apie porą valandų, tai plius minus pusantros gal, nes vėliau ten 16 jau prasideda sekantis renginukas. Tai kiek spėsime, tiek supažindinsiu apie ką tai, jeigu taip pradėti ir prie to kvietimo prisidėti, tai turbūt reikėtų pasakyti, kas tai yra ta mandala. Jeigu visiškai paprastai, tai tiesiog simetriškas, centruotas piešinys apskritime. Tai dažniausiai yra apskritimo forma, gali būti beje ir kitokios formos, ir kvadrato, ir ten žvaigždės kažkokios, bet daugiausia būna tai apskritimas. Nes apskritimas kaip geometrinė forma, jinai pati skaitoma tokia harmoningiausia, saugiausia, tokia erdvė reikštis savo. Ir man asmeniškai mandala, aš taip galvojau prieš tą pokalbį, kaip čia taip paprastai tiesiog pristatyti, ką man reiškia ta mandala. Tai turbūt ir yra apie tą saugumą tos savo erdvės, kur tu gali jaustis pats savimi ir tiesiog žaisti tame lape, toje erdvėje, nes visada žinai, kad tai gali būti tik eksperimentas, tai gali būti tik kažkoks pliūpsnis tos nuotaikos, žodžiu, išpiešimas per spalvas, per linijas. Ir būtent per tokį tą santykį ta mandala man reiškia, kad tai būtent buvimas savimi ir saugioje erdvėje. Ir tai iš tikrųjų yra ekologiškas metodas reikštis ir, tarsi pabuvimas su savim, toksai pasimatymas, tiesiog su savim, su savo mintimis, nes būtent per piešimą mandaloje iš mūsų pasąmonės išsitraukia kartais tokie gilūs kažkokie momentai, kurių mes šiaip gyvenime galbūt ir nepasakysime ir net galbūt ir nežinome apie tai, kad jie slypi, nes mūsų pasąmonė yra labai mokanti slėptis ir, žodžiu, yra, kaip sakyti, tik tai ledkalnio viršūnė viršuje, o apačioje tai be galo daug įvairiausių įvykių mūsų gyvenime, emocijų užslėptų ir taip toliau. Tai šiaip mandala pats žodis yra iš sanskrito kalbos, jeigu verčiant, tai būtų ratas, diskas, sfera, gali būti net bendruomenė.
kai apjungiamos skirtingos dalys į bendrą visumą. Tai vat toksai būtų galbūt labiausiai išplėstinis tas apibrėžimas. Tai taip pat gali būti ir bendruomenės kažkoks atspindys, jei tai būtų kuriama bendruomenės, pavyzdžiui, jeigu ten būtų daroma mandala bendrai iš kažkokių, tai nebūtinai piešti, galima daryti iš gamtos kažkokių gėrybių. Va kartais, kaip matau, Gintarė per savo gimtadienį buvo mandalą padariusi miške, tai vat tai atspindi tada ne tiek to žmogaus, kuris daro, bet bendros visos grupės galbūt kažkokią nuotaiką, intenciją. Taip. Aš dabar truputį pertrauksiu, man taip gražu apie ratą pradėjai ir man, žinai, ratą tai kaip simbolis, ne? Netgi choreografijoje, šokyje naudojamas. Nuo seno ratas yra kaip dievybės simbolis, tai yra saulės simbolis. Taip. Tai man labai daug, va, tas Taip, rate ta bendruomenė, kaip sakai, labai toks Taip. Ir ryškiai. tos mandalų ištakos, netgi ir galime pasakyti, jos yra iš gamtos. Nes ar gėlę paimsim, tai jinai irgi yra simetriška. Aišku, būna ir asimetriškų ir viską, bet dažniausiai va, mūsų akį patraukia tas gražus, kai yra simetrija, kai yra kažkokia ta harmonija, kiekvienam daikte, ar gėlėje, ar ten žmoguje, tarkim, ar visur tiesiog mes galime matyti tas mandalas, jeigu pradėsime labiau gilintis, nes tai ir architektūroje, ir mūsų kiaušinių marginime irgi rasime, ir tose kalviškose kryžiuose. Yra iš tikrųjų visur, ir jeigu tai pasakyti, kokioje kultūroje, tarkim, visų pirma yra aptinkamos tos mandalos, tai turbūt negalėsime vardinti konkrečiai, nes ir hinduizme, ir budizme, ir visose kultūrose mes galime atrasti tų atitikmenų. Tik tai pats tas žodis mandala galbūt atsirado vėliau, kai šveicarų psichologas Karlas Gustavas Jungas, tiesiog tyrinėjęs daug metų, daugiau virš 30, apie mandalų tą poveikį žmogui, tarsi kaip ir buvo įvardinama ta vienu to žodžiu mandala, tai va tai buvo pradėta vadinti visur, bet realiai tai galima sutikti tikrai visose kultūrose. O galima sakyti, kad mūsų senolių, pavyzdžiui, prijuostės ar diržai, austos, juostos. Aš irgi kaip pati domėjausi, kad tai taip, visur yra kur centras, kur apskritimas, kažkokie centruoti tie brėžiniai ar kažkokie piešiniai, mes visur galim vadinti mandalą. Netgi kai aš darau įvadinį tokį su skaidrėmis, net esu įdėjusi skaidrę su žmogaus vaisiumi, pilve. Tai irgi yra savotiška mandala, nes tai irgi apskritimas kažkoks ir tas kūdikis ten vystosi. Tai net mūsų ląstelės ir tos visko, jeigu tai pasižiūrėjus geografiniam tom formom, tai pamatysit, kad visur egzistuoja ratas. Ir jis tiesiog dauginasi ir po to ten išeina ir ta sakralinė geometrija, apie kurią aš irgi taip pat dalinuosi būtent susitikimuose su mandalomis. Tai, žodžiu, pastudijavus, pasižvalgius, pastebėjus, tikrai galim visur rasti apie tai. O paklausiu, tai tą šeštadienį, 26 balandžio, kokią tu mandalą, kokią tą praktiką darysim? Jo, tai aš čia galvoju apjungti šiek tiek sakralinę geometriją, tai būtent, kur mes braižysime su skriestuvu, kad nebūtų taip jau kitam atrodo sudėtingai, kai nuo pat nulio, tarkim, nuo taškelio reikia pradėti piešti ir žmogus, tarsi bijo kažką net tam lape pradėti daryti. Tai va tokia pagalbinė priemonė, kuri leis lengviau įeiti ir būtent irgi su ketinimu mes tai padarysime. Tokia trumputė, kiek laikas leis tą praktiką, kad susipažinti, šiek tiek prisiliesti per spalvas, pasižiūrėti, prajausti, kaip tai yra tau. Nes realiai, kad visų pirma yra leidimas savo ateiti, leidimas savo pabandyti, papraktikuoti, nes tik pabandęs, nusipiešęs, vieną kartą pabuvęs vienoje ir kitoje praktikoje gali pasakyti žmogus, ką tai jam duoda. Nes iš tikrųjų, ką aš gaunu ir ką kitas gauna, galbūt du skirtingi dalykai bus. Ir tai apie bendrystę, ir tą bendruomenę, pabūti toj terpėj su tam tikrom mintim, su spalvom galų gale. Tai visų pirma dar yra tas, kad mes esame čia ir dabar. Ir mūsų dėmesys yra nukreiptas būtent į tą kūrybinį procesą,
mes paliekam savo protą kažkur ten nuo bėgimo, nuo lėkimo kažkokių darbų ir būtent vat, atsiduodam tam procesui. O kai mes atsipalaiduojam, tai automatiškai mūsų kūnas jaučiasi geriau, harmoningiau, mes susijungiame su savo mintimis ir tada įsijungia mumise natūraliai gijimo procesai, kas irgi yra svarbu kiekvienam žmogui, manau. Tai vat, naudų yra iš tikrųjų labai daug ir vat, galbūt tie, kas apsilankys mano susitikime, aš daugiau ir plačiau apie tai pakalbėsiu, pristatysiu ir savo veiklą pačią, kad ne tik mandalomis užsiemu ir daug daugiau kitom paslaugom. Tai vat, bus toksai ir pažintinis kartu su manim ir kartu vienas iš tokių apie mandalą kažką. Labai gražu. Ir galbūt aš tau paantrinsiu iš tikrųjų, kad tai mandala, tai vat savotiška terapija, pabuvimas su savimi. Taip. Ir ką tai duoda, kad tai ne tik yra apie spalvas, apie papiešimą, apie pabendravimą, bet tai yra labiau susitelkimas į savo vidų ir netgi užsiduodant kažkokią intenciją, kažkokį klausimą vidinį, ne? Taip, visada yra mandala piešiama su ketinimu kažkokiu tai, ar tai mes norėsime paleisti pyktį, aš sėdžiu ir kažką ten piešiu, paleidžiu, ar tai norėsiu kažkokią savo svajonę gyvendinti, tai irgi būtų žingsnis vat, per mandalą, tarsi užkoduoti, kad aš, žodžiu, paleidžiu visatą arba per save va, tokį išjautimą, nes kas yra tie mūsų norai, tai yra mūsų ta jausena. Kai mes jaučiame, kad jau turime, kad jau pasiekėme, va, apie tai, ką svajojame, tai va taip ir mandala, tiesiog mes joje tada integruojame tą savo norą, ketinimą, taip, ir kas liečia sveikatą, bet kokią sferą paėmus, tiesiog su ta intencija keliaujant, tai visada yra tas postumis, nes veiksmas yra daromas. Ir dažniausiai žmogus netgi gauna kažkokį atsakymą, gauna kažkokį aiškumą ar kažkokia mintis, tiesiog vat, jausena ateina, kad wow, vat, žinai, aš bepieždama, kaip nekeista būtų skambėtų, bet ateina atsakymas, turbūt toje vidinėje tyloje, kai mes susitelkėme į šitą klausimą ir į tą piešimą, į tą leidimą savo kažkaip ten tas spalvas rinktis intuityviai, ne? Ateina labai daug atsakymų. Aš netgi pasidalinsiu, aš buvau vieną kartą, gal porą kartų, neatsimenu, pas Iloną, mandalų kažkokiam užsiėmime. Ir žinokit, aš jai dar nepasakojau tos istorijos, bet po vienos praktikos man tiesiog gimė tokia įžvalga, kurią aš įmaterinau ir tai paverčiau tikrovę. Ir tai buvo mano metaforų skirtukai sukurti. Ir tiesiog gavosi taip, kad tada, kai sėdėjau ten, atrodo viskas paprastai, niekas nevyksta. Bet matot, kaip yra kiekvienas dalykas, kuris kažkaip tai yra daromas, veikiamas išorinių dalykų, klausos, regos, prisilietimo. Įžvalgos ateina gal po dienos, po poros, kai viskas integruojasi į kūną, ne? Tada, kai kažkaip susidėlioja tau tie stalčiukai į vietas. Ir aš sėdžiu vieną rytą, galbūt ten buvo antra diena po tų mandalų terapijos ir aš ten prisimenu, kaip aš tapiau čakrų sistemą. Tiesiog man tai susijęjo su vaivorykšte ant mano mandalos ir aš taip galvoju, wow, tai aš noriu padaryti pagal čakrų sistemas tas knygų skirtukus, metaforinės tas korteles. Ir man viskas taip susidėliojo. Tai aš vat irgi tokią patirtį turėjau, kuri visiškai integravosi į mano tą sielą, į tą vedimą ir atėjo protų įžvalga, kad išsigryninimas, ko aš iš tikrųjų noriu ir kaip aš noriu padaryti. Tai irgi galiu iš savasties, savo patirtim. Kad taip nerealiai, net negali suvokti, reikia būtinai pabandyti. Taip, iš tikrųjų būna, kad galbūt tuo momentu ten esi įkritęs į tą procesą ir vienaip jį pajauti per kūną, galbūt ten per kažkokius kitus momentus, tarkim, netgi galime bepiešiant kažkokias savybės savo net ir ugdyti, ir kantrybę ten, ir tą kruopštumą. Ir pastebėti, ar mes galim paprašyti pagalbos, tarkim, jeigu kažko nežinom, nes kitas bijo netgi paklausti.
Tai va visa tai yra tarsi pasimatavimas savo gyvenimo, bet, nu, labai tokiuose juvelyriškose, mažuose kažkokiuose dalykuose, niuansuose, kur ir galime ir savo savybės kažkokias dar keisti. Tarkim, jeigu nori moteriškumo daugiau, ten lanksčių linijų piešiame, kažkaip įvedama kažkokius simbolius. Jeigu norime, tarkim, griežtumo, tai kaip tik tai imam tiesias linijas, imam kažkokį kvadratą. Nu, tiesiog yra daug įvairiausių niuansų, kur galima pažaisti, padirbėti ir prajausti, kaip tai tau jaučiasi. Nes aš visada, nežinau, man tos mandalos iš tikrųjų atėjo intuityviai, taip į tą mano gyvenimą, gal daugiau jau nei 8 metai, kaip aš su jomis draugauju ir man jos neatsibosta. Nežinau, vyras man irgi kartais sako, pieš kažką kito, nu, bet aš taip gerai jaučiuosi tuose ratuose savo vadinamuose. Ir, nu, kažkaip tai va gimsta galbūt man per tai, ta mano savirealizacija ir aš atsiskleidžiu visai kitaip. Ir iš tikrųjų, nu, vat, reikia tiesiog praktikuoti, ateiti, nebijoti, nes čia ne apie piešimą yra. Čia yra svarbiausia tas pats procesas. Kai mes leidžiame savo kažką patirti naujo, susipažinti, nu, tiesiog pabandyti, nes mandalų pačių kaip technikų yra begalybė, yra vienu priemonės skirtingos, pradedant ir tokią taškinę mandalą, kur galima ant drobės akriliniais dažais taškuojame, vėl toksai visiškai, sakyčiau, lengvas procesas tiems, kuriem ta baimė, kad aš nemoku piešti. Tiesiog taškelių dėliojimas ir tai irgi meditacija, tai irgi per spalvas, irgi atrasime labai daug gražių dalykų. Tai nereikia uždaryti savo ir neleisti savęs kažkur, tai jeigu širdis kviečia ir norisi pabandyti. Taip, iš tikrųjų, jo, pas žmonės būna tas labai, nu, tipo, piešti, tai vadina žodis kažką nupiešti, kaip dailininkas. Gražiai turi gautis. Bet, žinot, tai yra intuityvus piešimas, nieko bendro neturi su tuo, kad nupiešti paveikslą. Tiesiog galima pamakalioti, pabraižyti, pateplioti, patepti, prisiliesti. Į pirštais galima žaisti, nes, nu, realiai tai mes visi vaikai būdami, mes piešdavom. Taip, ir kreidelėm, ant smėlių. Mogeliuką tokį ar kitokį, bet kiekvienas kažką piešdavom. Ir tas po to kažkoks tas vertinimas, kuris atėjo galbūt mokykloje ar kažkur ten lyginant su kitu draugu, kad ten pas Joną buvo gražiau, pas mane, ne? Ir va susiformuoja tas, kad mes užsidarom ir neleidžiam savo patirti tokių dalykų. Bet tai yra tik lavinimas, jeigu ten eiti į tą profesionalų piešimą. Taip kaip šokis, kaip muzika, tai kaip einam ten sporto salę, raumenį irgi, kaip ir mąstymą, visur reikia lavinimo ir čia jau yra apie kitus dalykus. Bet tuos pradinius momentus tikrai mes visi turim. Ir čia taip nukirst, kad aš nemoku piešti ir viskas. Čia yra tokie įsitikinimai, ne, Inga, sakyčiau. Taip, tikrai taip. Žmonės patys užsideda savo kažkokius rėmus. Patys neleidžia, nes tai, jo, to labiau mandalos, kaip tu sakai, juk labiau yra tas, nu, toks pabuvimas, gal sakykime, nu, ten iš viso net piešimo nėra. Ten, va, kaip tu sakai, taškiuką padėti, ar patepti, ar paspalvinti, ar susieškoti spalvas. Bet man ten mandalos, žinok, labiau irgi va, toks apie terapinę, apie, nu, bet čia gal man labai tokia subjektyvi nuomonė, nes, sakau, iš 2 kartų, kiekvieną kartą išsineždavau kažką, tai jeigu neskirtukus padariau, tada, atsimenu, dar vieną kartą kažkoks užstrigimas buvo mano ten išėjimo labirinte. Ir, žinokit, toks keistas jausmas, suvokiau, kad labai esu individualistė ir kitą kartą negebu, va čia toks atsakymas, negebu paprašyti kito žmogaus, kad man padėtų arba parodytų kelią, kryptį. Tai ten už tave padaryti, bet nu tiesiog paklausti. Tai va tokių atsakymų galima gauti ir tai čia tikrai ne apie tapybą ir ne apie piešinį. Iš tikrųjų, apie save daugiau sužinai, būtent to proceso metu, kai pieši, kai kažkas tai nesigauna, tu stebi, kaip aš jaučiuosi tame, žodžiu, kaip čia, ar mane, kaip sakyt, kyla kažkoks pasipriešinimas, tai va, visą tai stebint, tai ir yra apie tą tokį savęs pažinimą, bet kartu ir per kažkokias tai priemonės. Ir dar esi grupėje. Grupėje vėl pasidalina, nu ir va tas toks jau kita mūsų atmosfera, tikrai nesusirenka ten
didelis kiekis tų žmonių, esam saugioj tokioj nedideliai grupiai, kur tikrai galim pasidalinti, jeigu yra noras savo vidiniais kažkokiais pajūtimais, išgyvenimais. Jeigu nėra noro, tai žmogus tiesiog išsilieja ant lapo, jisai išleidžia ten savo tą kažkokį užspaustą ar emociją, ar tiesiog kažką ten jį tuo metu, tarkim, trigerina ar nepatinka, tai va tiesiog išeina su palengvėjimu tokiu. Ir tų technikų yra iš tikrųjų, aš apie mandalas, kai pradėjau domėtis ir pradėjau ieškoti viskas, kas tik siejasi su to mandalom, tai atradau ir tų metodikų. Yra Ursulos Irgang metodika, kur ten yra konkrečiai duodami šablonai, kurios tiesiog spalvinam, bet irgi ten yra principas, yra skaičiai, kiekvienas skaičius turi savo spalvą, irgi turi savo energiją, reikšmę. Irgi yra metodika, kur tiesiog žmonėm, kuriem tas toksai laisvas piešimas netinka ar nepatinka, galima per šitai save ugdyti, mokytis. Yra angeliška mandala, kur irgi pagal gimimo datą galima sužinoti, kokie angelai tave veda, kokios temos būtent gvildenasi mūsų dabartinėme tame įsikūnyme. Kam įdomu, irgi galima ateiti, susipažinti, irgi toks tai gražus procesas pakilėjantis. Iš tikrųjų yra daug tų tokių papildomų dar dalykų, kur žmogus kiekvienas atras savo tinkamą. Ar ten su sakralinė geometrija, kur irgi be galo atrodo geometrinės formas ten braižome, kur man irgi geometrija mokykloje tikrai nebuvo tas dalykas, kuris ten wow, o dabar aš su malonumu braižau, nes aš žinau, kad tas braižymas mane subalansuoja, sustyguoja, atveda į tą mano ašį, aš nurimstu, kažkaip pareina tos visos išbirusios kažkokios mintis, tiesiog susicentruoji, susistyguoji. Ir vėl atrodo, gali kažką naujo kurti, daryti, vėl kitaip pažvelgti į tam tikras situacijas, nes būtent per tokius momentus ir ateina tie suvokimai. Taip. Tai va. Tai jeigu gali dar pranešk, ar reikia kažką žmogui atsinešti, ar tu čia viską duosi? Ne, atsinešti nieko nereikia, svarbiausia ateiti su leidimu savo, priimti, kas bevyktų, kaip bevyktų. Kitą kartą būna iš tikrųjų ten kažkas labai kyla iš vidaus, bet tai priimti, tiesiog pastebėti, kad taip yra, galima pasidalinti, aš taip jaučiuosi. Ilona, kodėl man čia, gal, tiesiog nukreipsiu, padėsiu, paaiškinsiu, kad tai normalu ir natūralu ir čia viskas yra gerai. Tai tiesiog reikėtų užsiregistruoti ir viskas ir ateiti. Visos kitos priemonės bus pateiktos ir viską eigoj sužinosime ir padarysime kartu. Tai dar mes papasakosim, kiek žmonių mes laukiame, nes iš tikrųjų mandalai reikia juk ir popieriaus lapo pasidėti ir priemonės. Vietos, ir ko gero, tai dėl to kviečiame registruotis iš anksto, kad užsitikrinti tą vietą. Ir būtų čia kažkur, daugiausiai iki 12 žmonių talpintume, tai nenorime, kad būtų tiesiog nejauku ir nepatogu dirbti. Tai žodžiu, jau 3 vietos yra užimtos, tai paskubėkit iš tikrųjų registruotis, nes žinot, kaip jeigu neužsiregistruosi, tiesiog atėjusios gali tiesiog nerasti vietos. Taip, nelabai bus patogu, Nes tai iš tikrųjų, Ilona, ir priemonės turi susivežti, juk viską apipavidalint ir tikrai taip, tai labai labai laukiam visų, iš tikrųjų drąsiai rašykit ir man galit rašyti ir Ilonai rašyti. Mes registraciją jau pradėjom vykdyti, sakom, jau į šitą praktiką yra 3 moteris užsiregistravusios, jeigu neklystu dabar, plius minus. Tai lauksim iš tikrųjų visų, nes renginys yra nemokamas, bet kiekviena galite tiesiog gal širdies pajautimą, jeigu bus toks energetinius mainus padaryti, nes tai irgi yra aš tau, tu man ir mes taip sąveikaujam iš tikrųjų. O aš dar pabaigai noriu ir atsinešiau kaip tik skirtukus parodyti iš tų mandalų, kokie gimė mano skirtukai, tai yra pagal čakrų sistemą visi skirtukai padaryti
ir man iš tikrųjų labai labai patiko ir patinka. Kitoj pusėje yra įkvepiančios citatos ir kiekvienai dienai galit išsitraukti po vieną citatą ir kiekvieną kartą galit savo atliepti, apie ką šiandieną aš esu. Tai va, čia toks iš tikrųjų, kas gimė iš sąveikos su mandala. Taip. Ir vat labai netikėtina, žinokit, tikrai nieko nelaukiau ir nieko nebuvau užsidavus. Tiesiog taip, neturim tų lūkesčių, tiesiog einam atvira širdim ir integravosi viskas. Kokių tai dovanų tau. Tai aš galiu sakyti, Ilona, kad tu drąsiai prisidėjai prie tų skirtukų ir noriu tau irgi padovanoti juos. Labai ačiū. Ačiū labai. Kaip smagu, kad vyksta tokie iš tikrųjų mainai ir pasidalinimai iš tų praktikų. Yra tokių tikrai ne vienas pasidalinimas, tai labai norisi, kas tikrai nėra buvę, nėra sąveika su mandala, tai prašau kreiptis. Vedu ir ne tik tai šiame renginyje, bet ir šiaip vedu užsiėmimus, tai drąsiai galite rašyti, nes tai ir individualiai grupėms darau, ir asmeniškai galiu padaryti. Tai tiesiog rašykit, klauskit, nebijokit ir iki pasimatymo mūsų renginyje, harmonijos link. Taip. O dar skirtukus galėsit irgi per mandalų terapiją, aš paliksiu Ilonai nusipirkti, kam bus aktualu ir kam nors galbūt atlieps būtent šitie skirtukai. Ir mes iš tikrųjų atsisveikinam labai trumpam, nes iš tikrųjų jau labai greitai už porą savaičių ir pasimatysime gyvai. Ir dar kartą pakviesiu jumis dalyvauti visuose renginiuose, nes jų bus visos 3 dienos, nuo penktadienio iki pat sekmadienio. Taigi skaitykite, sekite, domėkitės, registruokitės, lauksime jūsų atvykstant ir sakome iki. Viso.